Žinios lengvai. Lietuvos oro erdvės pažeidimai. Liepos 28 dieną virš Lietuvos skrido bepilotis orlaivis. Toks bepilotis orlaivis yra vadinamas dronu. Dronas yra mažas lėktuvas be piloto. Dronai yra dažnai naudojami kare. Panašus dronas šį mėnesį virš Lietuvos skrenda jau antrą kartą. Galvojama, kad šis lėktuvas atskrido iš Ukrainos. Ukrainoje dabar vyksta karas. Lėktuvas galėjo būti sugadintas ir netyčia atskrido į Lietuvą. Lietuvos krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, kad dėl karo Ukrainoje į Lietuvą gali atskristi ir daugiau dronų. Lietuva turi geriau saugoti savo teritoriją. Lietuvoje planuoja atnaujinti įrangą, kuri yra naudojama stebėti Lietuvos sienas. Tai padės geriau apsaugoti šalį. Lietuvos gyventojai turi elgtis atsargiai, neiti prie nukritusių dronų. Jeigu mato nukritusį droną, skambinti telefonu 112 ir kviesti pagalbą. Ministras pirmininkas atsistatydino. Ketvirtadienį atsistatydino ministras pirmininkas Gintautas Paluckas. Jis nebedirbs ministru pirmininku ir Lietuvos socialdemokratų partijos vadovu. Pagal įstatymus, kai atsistatydina ministras pirmininkas, kartu turi atsistatydinti ir visi kiti ministrai. Gintautas Paluckas galės toliau dirbti laikinai, kol bus paskirtas naujas ministras pirmininkas ir kiti ministrai. Naują ministrą pirmininką paskiria prezidentas. Tam turi pritarti Seimas. Praėjusius keletą mėnesių žurnalistai daug rašė apie Gintautą Palucką. Tyrimus apie Gintauto Palucko praeitį atliko žurnalistikos centras Siena ir Laisvės TV. Tyrimai parodė, kad seniau Gintautas Paluckas darė įtartinus piniginius dalykus. Tai, ką darė ministras pirmininkas Gintautas Paluckas, gali netitikti įstatymų. Šiuo metu vyksta tyrimai ir bandoma išsiaiškinti, ar Gintautas Paluckas pažeidė įstatymus. Ministras pirmininkas ilgą laiką sakė, kad tai, ką apie jį sako žurnalistai, yra netiesa. Muitai Europos Sąjungai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas susitiko su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Susitikime jie susitarė, kaip vyks prekyba tarp Europos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Buvo sutarta, kad Europa mokės didesnius muitus parduodama prekes Jungtinėse Amerikos valstijose. Muitas yra mokestis, kurį renka valstybė už įvežamas prekes. Nuo šiol Jungtinės Amerikos valstijos taikys 15% mokesčius visoms prekiams iš Europos. Dabar muitai bus daug didesni nei anksčiau. Tai reiškia, kad Jungtinės Amerikos valstijos surinks daugiau mokesčių už Europoje pagamintas prekes. Tai yra naudinga Jungtinėms Amerikos valstijoms. Susitikime taip pat buvo sutarta daugiau bendradarbiauti verslo srityje ir pirkti daugiau energijos iš Jungtinių Amerikos valstijų, pavyzdžiui, naftos ar dujų. Anksčiau Europa pirko daug energijos iš Rusijos, pavyzdžiui, pirko naftą ar dujas. Rusija pradėjo karą Ukrainoje, todėl Europa nebenori pirkti energijos iš Rusijos. Vargonų muzikos festivalis. Prieš 150 metų gimė kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Vilniuje nuo birželio 1 iki rugsėjo 21 dienos vyksta vargonų muzikos festivalis. Festivalio pavadinimas yra Katedros vargonų balsas. Koncertuose galite išgirsti daug įvairių Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos kūrinių.
Pavyzdžiui, galite išgirsti kūrinius sukurtus studijuojant Lenkijoje ir Vokietijoje. Ir muziką, kurią sukūrė kiti kompozitoriai, kurie pažinojo Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Koncertai vyksta kiekvieną ketvirtadienį 12 val. Vilniaus arkikatedroje. Žinias lengvai suprantama kalba rengė Skirmantė Sakalauskaitė. Žinias vertino Dainius Aleksa.